Socialiai atsakingas verslas yra tas, kuris mąsto truputėlį toliau negu šiandiena ir negu rytojus. Socialiai atsakingas tai, kuris į visus savo procesus žiūri žmogaus akimis ir labai supranta, ko nori vartotojas, ko nori darbuotojas. Kaip padaryti, kad ta aplinka, kur dirba žmonės, yra gera. Nes sklaidant mitus apie atsakingą verslą, kad tai yra malonumas, kad tai yra tiesiog gražus dalykas arba kad tai yra tiesiog komunikacijai skirtas dalykas. Mano praktika ir mano patyrimas sako, kad atsakingas verslas tai yra pirmiausia tvarus verslas, tai yra sėkmingas verslas, tai yra ilgalaikis verslas, todėl kad į atsakingą įmonę, kur žiūrima į žmogų, kur suprantamios jo problemos ir visas spektras dalykų, kurie aplink žmogų sukasi, nuo darbo priemonių iki darbo tikslų, iki komunikacijos, iki santykio ir taip toliau. Į tokią įmonę ateis talentingi žmonės, tokia įmonė pritrauks idėjų ir tokia įmonė visada bus pirmiau visų konkurentų. Pasidairykime aplinkui ir pamatysime, kad vienais galim pasitikėti, kitais ne. Greičiausiai tais, kuriais pasitikim, jie ir suvokia savo atsakomybę kaip pasitikėjimo auginimą. Taip, kad tokių pavyzdžių yra, tik reikia pasidairyti ir labiau aktyviau klausti, aktyviau žiūrėti į tai, ką matom. Ne vien kaina lemia mūsų gerbuvį. Atsakomybės versle bus tiek, kiek visuomenė garsiai reikš lūkesčius. Nes verslas negali egzistuoti be oriai erdvėj. Versle dirba žmonės, tos pačios visuomenės nariai. Aplink verslą yra bendruomenės ir tai yra, kiekviena įmonė yra integrali bendruomenės narė, dalis bendruomenės. Verslas nėra darinys šalia visuomenės ir bendruomenės. Tai yra socialinis reiškinys, kuriame mes visi dalyvaujame arba kurio vaisiais mes naudojamės rezultatais. Ir tiek, kiek mes kaip vartotojai bendruomenės nariai turėsim lūkesčių ir juos mokėsim reikšti, tiek atsakomybės mes turėsim versle. Universitetų vaidmuo žiauriai didelis, kalbant apie viską, ne tik socialinę atsakomybę. Ta prasme, kad universitetas mano gilių įsitikinimų turi atlikti svarbią misiją, ne žinių prasme, asmenybės brandos prasme. Iš universitetų išėjęs žmogus gali nežinoti krūvos techninių detalių, bet jis negali išeiti be savivertės, be vertybių rinkinio, be idėjos turėjimo, kas jis ir ko jis nori gyvenime. Jis turi išeiti brandi asmenybė su milijonu klausimų, bet neišeiti pasipūtęs vidutiniokas su išvis be klausimų, tarsi žinantis viską.